Labadiena visiems! Noriu pristatyti pagrindinės konferencijos organizatorės ir moderatorės. Vitalija Čepulienė, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos ir Kauno Vyturio gimnazijos muzikos teorinių dalykų mokytoja metodininkė. Linkėjimai Kauno Vitalijai. Taip pat šiandien bendrausiu aš, Raimonda Jasinskienė, dirbu Rietavo Mykolo Kliopo Oginskio meno mokyklos vyresniąja fortepijono mokytoja. Ir šalia manęs yra Silvija Stanienė, Kretingos meno mokyklos fortepijono mokytoja metodininkė. Taip pat norisi paminėti ir padėkoti mūsų konferencijos nuolatiniam partneriui, kuris bendradarbiauja su mumis ir visuomet padeda, tai Kauno švietimo inovacijų centrui. Taip pat norime visus dalyvius perspėti, kad mes jūs įrašinėsime. Šį video, kas norės, bus pasiekiamas, galėsite jį gauti. Nesvarbu, ar esate patyręs mokytojas, ar tik tai pradedate savo pedagoginį kelią, mes visi turime kuo pasidalinti ir ko pasimokyti vieniems iš kitų. Šiandienos konferencija tai yra puikia proga mums visiems susiburti, pasidalinti savo patirtimi, iššūkiais, aptarti ugdymo metodikas. Kartu šiandien bandysime ieškoti įvairių būdų, kaip įkvėpti mūsų mokinius siekti aukščiausių muzikinių viršūnių. Taip pat atskleisime ir bandysime mokytis, kaip atskleisti savo mokinių kūrybinius sugebėjimus ir, žinoma, pasidžiaugsim asmeniniais savo pasiekimais. Tikime, kad šiandienos pranešimai bus ne tik informatyvūs, naudingi, bet ir įkvepiantis, o svarbiausia, kad jie bus lengvai pritaikomi mūsų pedagoginėje praktikoje. Labai kviečiam visus aktyviai dalyvauti, nebijoti rašyti ir klausti ar tiesiog komentuoti mūsų pokalbių langelėje. Taigi pasiruoškime kūrybingai ir produktyviai dienai, kupinai naujų idėjų ir bendrystės džiaugsmo. Taigi pradėkime. Pristatys naująją lektorę Vitaliją. Taigi, labas rytas visiems, labai džiaugiuosi, kad esame čia ir kad galime dalinti savo idėjomis ir užmačiomis ir patirtimis. Tai iš tikrųjų su sese ir kita kolegė labai svarstėme, nuo ko šiais metais reikėtų pradėti, kas būtų naudingiausia. Ir žinoma, kilo mintis, kad rengiant jaunuosius atlikėjus, mes patys turime būti puikiais atlikėjais. Taigi, šios dienos pirmoji lektorė yra Kotryna Kaplauskaitė. Kotryna, sutiks su manim, esi puikiai atlikėja, kuri atlieka visokiausią muziką, visokių žanrų, visokių stilių. Bet šį kartą Kotryna pasidalins būtent apie Mocarto atlikimo specifiką. Ko nepaminėjau, Kotryna ne šiaip puikiai atlikėja, bet VDU muzikos akademijos lektorė bei Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos fortepijono mokytoja. Kotryna, žodis tavo. Labas rytas visiems. Ačiū Vitalija už tokį pristatymą. Nežinau, ar sutiksiu, kad puikiai atlikėja. Stengiuosi groti, kaip sekasi, nežinau. Ir tą, ką šiandien pristatysiu, irgi yra tik tai, ką pati žinau, ką perskaičiau ir nepriimu ir nenoriu jums pateikti tai kaip šitą procentinį faktą ir kad tik tai reikia daryti. Aš jums, žodžiu, viską pakeliui papasakosiu. Gerai, dabar man reikia pasidalinti ekranu savo, kad galėtumėt matyti skaidres. Pasidalinti garsu, nes bus ir video įrašų. Ar Vitalija gali sureaguoti ir pasakyti, ar matote mano ekraną? Matom. Gerai. Tai jūs. Darysim slideshow. Gerai. Pati irgi norėčiau trumpai prisistatyti ir tuo pačiu padaryti įvedimą į temą, kuri atrodo jau tikrai milijonus kartų aptarta, apgalvota, išanalizuota ir žinoma, bet vėl jį čia, dar vienoje konferencijoje. Ir besiruošdama pagalvojau, gal iš tikrųjų jį yra neišsemiama ir labai diskutuotina visur, dėl to nuolatos galima apie ją šnekėti. Taigi aš esu pianistė ir jau kaip Vitalija sakė, šiuo metu fortepijono mokytoja.
Bet noriu prisiminti savo kažkokią karjeros eigą ir prisistatyti, kad ilgus metus dirbo komponatorė su dainininkais. Ir būtent šiuo savo periodu susipažinau su tiesiog genialiu dirigentu ir Mozarto muzikos žinovu Jozefu Valdniku. Jis yra iš Mozartėjimo. Ir kaip jisai pats kiekviename pokalbyje arba kiekvienoje progoje, kurioje man teko su juo bendrauti, vis pamini tai, kad jisai gyvena Konstancos Mozart buvusiuose namuose. Šis dirigentas nekartą viešėjo Lietuvoje, vedė meistriškumo kursus tiek Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, tiek Vytauto Didžiojo universiteto muzikos akademijoje ir dainininkams, ir pianistams, dirigavo kelias operos pastatymuose Klaipėdos muzikinėme teatre. Na, mes su juo susipažinome, kai statėme kartu su studentais Mozarto operą Figaro vedybos. Aš ten atlikau orkestro partiją visą, o jisai dirigavo. Ir būtent, prisipažinsiu, iki to laiko man Mozarto muzika turbūt buvo nelabai kaip jaunam žmogui. Ir būtent šio muzikos žinovo vartojami muzikos palyginimai, vaizdiniai, metaforos ir atsidavimas kiekvienai muzikos natai mane įkvėpė ir pažadino toliau domėtis stilistinėmis Mozarto muzikos interpretacijos galimybėmis. Kaip jau minėjau, buvau jaunesnė, tos muzikos atrodo, kad nesupratau, man ji buvo lyg ne mano charakterio ir galbūt nesuklysiu, jei pasakysiu apibendrintai ir įvardinsiu, kad manau, kad tai yra didelė daugelio jaunų muzikantų problema. Jie lyg tyliai demonstruoja pasipriešinimą klasikos genijaus muzikai ir įvardino ją tarsi per paprastą, per nuobodžią, per kvailą, gal per linksmą. Nežinau, gal čia tik pianistų tarpe sutikima problema, arba tik mano pedagoginiai praktikoje, nes ir šiuo metu pati esi tokioje situacijoje, kai stengiuosi įkvėpti kelias savo mokinės, groti Mozarto muziką su tokia pačia meile, su kokia jos groja romantinė muzika. Na, jei yra tokių pedagogų, kurie visiškai nesupranta ir pirmą kartą girdi tą, ką aš dabar čia šneku, tai aš tikrai nuoširdžiai pavydžiu. Gerai, norėčiau iš pradžioje, dar iki to, kol pristatysiu visą informaciją, pasidalinti keliamis rekomendacijomis. Tai yra, ši knyga yra būtent šaltinis, kuriuo rėmiausi rengdama šį pranešimą. Ir tai yra knyga, kurioje rasti viską, kas susijęs su Mozarto tempais. Tai yra Helmut Bridenstine knyga Mozarto tempo sistema, praktikos ir teorijos vadovas. Knygoje pateikiama visa pačio Wolfgango Amadeus Mozarto asmeniškai nurodyta tempo sistema. Su virš 400 tempo nuorodų paaiškinimų, komentarų bei natų pavyzdžių. Ši knyga pirmą kartą buvo išleista 2011 metais vokiečių kalba, o 2018 metais ji yra išversta į anglų kalbą. Tai aš manau, kad didžiąją dalim visiems bus lengviau aišku anglų kalba, bet gal yra tokių, kas puikiai supranta ir vokiškai. Galima rasti ir tą variantą internete. Ir tai yra nemokama prieiga. Nereikia nieko mokėti, kai te parsisiųsti. Tiesiog einat internetą ir ieškot pagal pavadinimą arba pagal autorių ir ją skaitote. Ir tuo pačiu dar noriu pasidalinti dar vienu šaltiniu, apie kurį sužinau taipogi iš sutikto dirigento. Tai yra skaitmeninis visų Mozarto kūrinių natų leidimas. Kaip maestro sakė, ten visada galima eiti, jeigu turit neaiškumų natose, jeigu įtarėte klaidas, norite pasitikrinti, jeigu turit nesutapimus redakcijose, kuriuose naudojate arba palyginti norite. Prie kai kurių natų pavyzdžių ten galite rasti net ir kažkokius paaiškinimus, muzikinio teksto ar pagražinimų. Ir būtent šį šaltinį rasite, jeigu greičiausiai, jei paiešką įvesite NMA, tai yra Neue Mozarts Ausgabe, ir DME, Digital Mozarts Edition. Nežinau, gal galite nusipaveiksluoti, fotografiją pasidaryti. Ir čia antroje nuotraukoje matote, kad galima ieškoti
visi kūriniai yra čia, visi Mocarto kūriniai. Galima ieškoti pagal žanrą, įvesti pavadinimą, kad greičiau surasti ir tokiu būdu naudoti šį puslapį kaip patikimą Mocarto kūrinių natų redakciją. Na kągi, užteks rekomendacijų, eikime prie teorijos, kurią būtent noriu šiandien pristatyti. Pereikime ir pradėkime nuo Mocarto muzikos interpretacijos ir jo sudedamųjų dalių. Pradėsiu šį pranešimą nuo melodijos. Visi žinote apie klasikinės muzikos metrinę hierarchiją su stipresnėmis ir silpnesnėmis taktų dalimis. Bet labai svarbu paminėti ir žinoti, kad pati sunkiausia ir svarbiausia nata turėtų būti tik periodo nata. Mes visi dažniausiai girdim ir žinom, kad tai yra pirma ketvirtinė, tada trečia ketvirtinė, antra ir ketvirta. Bet pirmos, bet kurio kito takto natos negali būti tiek pat garsios kaip pirmoji, nuo kurios prasideda frazė. Galima palyginti arba iškelti tokį palyginimą mokiniams, kad principas šis frazavimo principas veikia taip pat kaip kalboje. Pavyzdžiui, jeigu mes rašome sakinį, tai tik pirmąjį žodį po taško mes pradedame iš didžiosios raidės, arba tik pirmoji vardo ir pavardės raidė taipogi rašoma iš didžiosios raidės. Lygiai tas pats galioja Mocarto frazėse. Pabandykime pažiūrėti, kaip tai veikia praktikoje. Ir kaip pavyzdį parinkau Mocarto sonatos fortepijonui C-dur pirmosios dalies kelias frazes. Būtent su jomis bandžiau ir su mokiniais, kai vedžiau kelias pamokas, ir šiandien bandysiu pademonstruoti, kaip veikia toks melodijos frazavimas. Dabar paleisiu trumpą mano įgrotą įrašą, nes šiuo metu esu kompiuterių klasė ir čia instrumento nėra ir pabijojau, kad bus sudėtinga gyvai sugroti, kad netrūkinėtų garsas. Tai įrašiau iš anksčiau ir dabar jį paleisiu. Jeigu ar garsas, ar vaizdas neveikia, labai norėčiau, kad kažkas greitai sureaguotų. Būtinai. Su mokiniais galime pradėti pažindinti su muzika nuo plikų natų, taip kaip jos parašytos, be jokių metrinių atsirėmimų, tiesiog. Skamba kaip kompiuteris, tiesa. Na, antru etapu būtų gerai susipažinti, kaip skambėtų muzika, jeigu darytumėm tokius pačius atsirėmimus kiekviename takte, pabrėžiant pirmą su trečia ir lengvinant antrą, ketvirtą. Gal truputį ir geriau, bet užsupa kaip laive. Ir būtent tą įspūdį kuria atsirėmimas vienodas kiekviename takte. Ką daryti, kad to išvengtumėme? Ogi paslaptis slypi metrinių pabrėžimų santykyje tarpusavyje. Stipresniam atliekamos muzikos įtaigai sukurti mes turėtumėm siekti, kad nei viena atraminė takto ar frazės nata neturėtų sverti tiek pat. Toks natų garsumo pasiskirstymas tarsi atlieka frazės mikrodinamikos funkciją. Dabar matote kelis natų pavyzdžius ir keistus ženklelius. Tai norėčiau papasakoti, paaiškinti ir kaip ir pasiūlyti, kaip tą būtų galima įgyvendinti, o tiksliau perteikti pažymintai natose, būtent tą skirtingų akcentų pasiskirstymą frazėje arba takte. Tai pirmas variantas, jūs matote brūkšnelius, tai garsiausias ir svarbiausias frazės natai turėtumėm uždėti 3 brūkšnelius. Kitoms pirmoms ketvirtinėms 2 arba 1 brūkšnelį. To pasekoje antroms ir ketvirtoms ketvirtinėms priskirti burbuliuką kaip lengviausioms frazių natoms.
Galima taip pat žymėti natų svarbumą pliusiukais, taip kaip matote antrame pavyzdyje. Tai 3, 2, 1 pliusiukas silpnėjimo atžvilgių. Galima procentais, čia jau kaip kas sugalvos, galima procentais 150, 60, 70, galima svorių, gramais, kilogramais, kaip kas sugalvos. Svarbiausia, kad tas veiktų santykyje tarp natų. Dabar pasakysiu tai, kad pacituosiu Šulcą ir jisai sakė, kad pirmoji nata takte, kuri yra tik frazės dalis, negali būti akcentuojama taip pat stipriai kaip tada, kai visa frazė prasideda ja. Tie, kurie to nepaiso ir visų takto pirmų natų žymėjimą daro vienodai stiprų, sugadina visą kūrinį. Tad dabar pasitelkus šią visą informaciją, išgirdus ir prisiminus tos kelis Mocarto sonatos C-dur taktus, paklausykime mano bandymo sugroti pagal pavyzdį su brūkšniukais. Taip, aš iš tikrųjų bandžiau ir ne kartą įrašinėjau, tai nėra taip paprasta ir taip lengva, kad nebūtų nesuvaldomų, neapskaičiuojamų akcentų, arba to užsupimo kartais buvo, arba tempo pasikeitimų. Tikiuosi, kad pavyko ir palyginant su tais kitais 2 variantais visiškai pliku, su vienodais atsirimimais ir šitą variantą palyginus, šitas skamba jums geriausiai, aš tikiuosi. Tada dar norėčiau pasidalinti vienu praktiniu pratimu, kurį irgi sužinau iš dirigento, tai vėl paleidžiu garso įrašą, nes galėjau bandyti šitą ir čia padaryti, nes matot, čia ir sėdžiu, bet man būtų reikėję paleisti YouTube įrašą ir būtų gal buvo per daug sudėtinga. Tai dar kartą pasižiūrėkime į mano iš anksčiau įrašytą vaizdo įrašą. Taip pat norėčiau pasidalinti praktiniu pratimu, kuris galėtų padėti ugdyti šį pojūtį, šį pulsacijos pojūtį. Jį man perdavė būtent dirigentas, apie kurį minėjau pradžioje. Pratimo esmė būtų tokia. Delnų paspaudimais vienas į kitą, geriausiai mokytojas su mokiniu, tai daryti geriausiai dviese, pulsuoti pagal metrinį piešinį. Taip kaip jūs matote pavaizduota natose, ant 3 brūkšniukų turi būti stipriausias atsiremimas, ant vieno silpnesnis, o ant burbuliuko arba ant 2, 4 ketvirtinės lengvųjų frazės dalių paleisti rankas į išorę. Aš pabandysiu paleisti dabar įrašą sonatos ir pavaizduoti, kaip tai turėtų būti daroma. Su šiuo metodu ar pratimu, kaip jį pavadinsim, aš susidūriau stebėdama profesoriaus meistriškumo kursus. Tiesa, jis tuo metu dirbo su dainininkais, bet tikrai galiu patvirtinti, kad su tais studentais arba dainininkais, su kuriais jis jį taikė, tikrai šis metodas veikia ir padaro pokytį muzikos frazavime, būtent Mocarto frazės atlikime. Tęsiant melodijos frazavimo temą, noriu pateikti dar keletą natų pavyzdžių, kaip atrodo toks akcentų pasiskirstymas frazėje ir kaip jis gali būti neteisingai sužymimas arba suprantamas ir atliekamas. Ir kaip pagal visą teoriją, kur yra pristatyta toje knygoje, turėtų būti. Ir kaip pavyzdį parinkau Eine kleine Nachtmusik, kelias ištraukas. Labai daugelį įrašų galime girdėti
tokį atlikimą, kuris yra sužymėtas kaip kairėje pusėje. Kairėje pusėje pirmos ir antros dalies įrašai ir pavyzdžiai yra būtent klaidingo frazavimo ir klaidingo atlikimo, o dešinėje pusėje teisingo, anot Bridenstino ir kitų teoretikų. Taip, kaip kompozitorius, vargonininkas ir klasicizmo periodo muzikos profesorius, Klavier-Schule autorius Danielis Tiurkas teigia, kad teisingai metriniai muzikos akcentai turėtų būti dėliojami ir atliekami kaip natų pavyzdyje dešinėje. Aš stengiausi parinkti kuo panašesnius tiems skirtingiems žymėjimams ir frazavimams garso įrašus. Panašius taip kaip pažymėta. Rinkau iš YouTube platformos ir noriu pristatyti, kad kairieji abiejų dalių įrašai, tarp kitko, buvo paimti iš vienos filharmonijos, tai kaip ir turėtų būti tikrai teisingi, orkestro atlikimo, bet jie yra senesnių metų įrašai. O dešinieji iš Koncertgebouw kamerinio orkestro atlikimo 2013 metais. Pasiklausykime, ar girdime atitikmenį natų pavyzdžiams ir ar girdime skirtumą tarp šių atlikimų. Pradėkime nuo pirmosios dalies ir senesnio įrašo. O dabar naujesnis įrašas. Neparinkau labai ilgų įrašų ištraukų vien todėl, kad neužtruktų šitas pranešimas ir manau, kad iš kelių pirmų frazių irgi girdėsi tas bendras frazavimo pojūtis. Padarykime tą patį su antrosios dalies ištraukomis. Dabar naujesnis. Taip, nežinau, gal aš šališkas žmogus, nes aš rinkau šios įrašus, bet aš iš tikrųjų girdžiu, kad natose kairėje pusėje sužymėta lygtais metras būtų 2/4. Tai taip ir įraše girdim muziką iš 2, ne iš 4/4 ir dirigentas irgi lygtais iš tiek diriguoja, o antrosios dalies prieštaktis ir tempas tikrai skambėjo lėtai, sunkiai ir lygtais ketvirtinėmis. Antroji dalis, šis romansas yra tipiškas pavyzdys, kai klaidingai sudėtų muzikinių akcentų takte atlikimas perduoda visai kitokią informaciją, nei ji iš tikrųjų yra užrašyta. Kaip ir simfonijų antrosios dalis, šioji taip pat ilgą laiką kentėjo nuo lėtosios vidurinės dalies stereotipo ir dažnai buvo atliekama per lėtai, tarsi 4/4 andante metre. Bet dar leisiu savo paspekuliuoti apie šitus įrašus, kalbant ir užduoti vieną klausimą, gal atvirą, galėtų būti naudojamas aptarimui po pranešimo, ar klausantis šių dešiniųjų įrašų, o gal ir kelių vėliau išgirstų įrašų, nepasirodė, kad jie skamba lyg ir netradiciškai, kaip mes esame įpratę girdėti klasikinę muziką, netradiciškai klasicizmui, gal per mažai tikslus ar vertikalus. Ir vėliau būtų įdomu sužinoti, ar tikrai taip ir buvo, kaip aš spėjau.
Taip. Jau ir iš ką tik girdėtų įrašų buvo galima išgirsti, kiek gali skirtis tų pačių kūrinių tempai, net ir geruose atlikimuose. Tad pereikime prie dalies, o tai kuo vadovautis renkantis tempą Mocarto kūriniuose. Pradėsiu nuo to, kad mano jau minėtoje knygoje yra rašoma, jog niekas negali nurodyti vienintelio teisingo tempo. Galima tik padėti atlikėjui su kažkokia informacija jo paieškose, siekiant rasti tikrą judėjimo pojūtį tiek pačiam kūriniui, tiek atlikėjui, jo instrumentui, ansambliui, atlikimo vietai, auditorijai, o gal net ir progai. Šioje skaidrėje matote tempo sistemos knygoje nurodytą Mocarto pagrindinių tempų seką. Aišku, jų čia yra tik keletas. Jeigu aš sakiau, minėjau, yra iš viso virš 400 tempo nuorodų. Daugelis muzikantų dažnai klausia, o ką iš tikrųjų nurodo Mocarto tempo nuorodos? Vyraujantį nuomonė ir atsakymas yra takto dalių greitis. Bet kokios yra tos takto dalis? Ir ar jos tikrai sutampa su metru? Dažniausiai ne. Pavyzdžiui, 4/4 adadžio kūriniai nėra skaičiuojami ketvirtinėmis natomis. Greičiausiai jos skaičiuojamas aštuntinėmis. Ir tada adadžio tampa maždaug allegretto. Na ir priešingai, jeigu 3/8 allegro skaičiuojamas ketvirtinėmis su tašku greičiu, jis tampa lėtesniu tempu. Nuo tada, kai Mocarto kūriniai nustojo būti atliekami, vadovaujant pirmojo smuiko ar pianisto klavišininko, kaip buvo įprasta jo gyvenimo laikais, ir buvo pradėti diriguoti šiuolaikiniu būdu, mušant taktą, kaip dirigentai daro, iškilo klausimai, tai kokią natų vertę arba dirigento mostą nusako tempo žodis. Būtent šis klausimas ir suklaidino daugelį atlikėjų, nes nuo pat pradžių klausimas buvo klaidingai suformuluotas. Daugeliu atveju vienintelis atsakymas yra nei vienas, nei kitas. Ir dar 1939 metais austrų kompozitorius ir pedagogas Hansas Galas savo straipsnyje Teisingas tempas atkreipė į tai dėmesį ir rašė. Viso šio galvosūkio sprendimas yra tas, kad Haidnas, Mocartas, Beethovenas ir Šubertas visiškai neturėjo ketinimo siekti tempo nuorodų su dirigento mostu. Ir nors Galas buvo iš Vienos, jis savo pasakymę pridėjo, retai sutikau muzikantą, kuris tai suprastų. Iš tiesų kalbama apie greitesnį ar lėtesnį muzikinių ląstelių pulsavimą, o ne apie dirigento mostus. Šią temą dar norėčiau garsinti vokiečių kompozitoriaus Johano Matesono mintį, kuo mažiau kas nors supranta apie muziką, tuo dažniau jis muša į taktą. Taigi, Mocartas ir jo laikotarpio kompozitoriai tempo nuorodomis iš tikrųjų siekia ne muzikos atlikimo greičio, įvardinti būtent greitį, o vidinio muzikos judėjimo pojūčio. Pavyzdžiui, ar muzika žingsniuoja vietoje, ar žygiuoja į priekį, kaip eisenoje, o gal šoka, gal bėga, ar net šuoliuoja. Mocarto rankraščiuose galima rasti 97 žodinių tempo nuorodų, bet vadovautis vien šiomis tempo nuorodomis, ypatingai mūsų 21 amžiaus muzikavimo tradicijomis, būtų neteisinga. Įdomu tai, kad Mocartas kaip papildoma tempo informaciją mums pateikė per smulkiausias dominuojančias natų vertes kūrinyje. Natų vertės tai ketvirtinė, aštuntinė ir širtinė. Žodžiu, kokia yra vyraujanti vertė kūrinyje, dalyje ar vieno tempo nuorodoje. Tai yra tas vidinis muzikos pojūtis, kurį nuo šiol ir vadinsiu judėjimu. Visi bandymai tiesiogiai išversti Mocarto tempo žodžius arba susijęti juos su pulsu, tik įdomu kieno pulsu, gal susijęti su kvėpavimu ar su žingsnio greičiu, galiausiai visai tai privedė ir privertė praktikuojantį muzikantą pasikliauti savo jausmu ir labiau intuiciją. Tuo tarpu muzikologai nuolat bando rasti atsakymą į šios klausimus. O tai kokia tempo nuorodų terminų reikšmė, koks jų eiliškumas pagal greitį, ar Mocarto largeto lėtesnis ar greitesnis už adadžio, o andantino greitesnis ar lėtesnis už andantį, allegro assai
Greitesnis ar lėtesnis už allegro molto? Norėčiau paanalizuoti kelis Mozarto kūrinių tempų pavyzdžius smulkiausių natų verčių kūrinyje atžvilgiu. Jūs matote kairėje pusėje Nakties karalienės arijos natas iš operos Užburtoji fleita ir ji yra parašyta 4/4 metre su allegro assai tempo nuoroda. Bet jos dominuojančios smulkiausios vertės yra 16. O Leporello dešinėje arija iš operos Don Juanas irgi 4/4 metre su nuoroda tik allegro be priedėlio assai, kas yra lėčiau, su vyraujančiomis smulkiausiomis vertėmis aštuntinėmis, yra fiziškai lėtesnės tempo nuorodos arija. Atsiprašau, ne, yra greitesnė. Tai lėtesnės tempo nuorodos arija yra atliekama greičiau nei lėtesnės tempo nuorodos. Mokiniams galima pateikti elementarų pavyzdį. Juk į kalną ar į 5. aukštą užliptumėm žymiai lengviau ir greičiau, jei kuprinėje turėtumėm 1 arba 2 knygas, nei 4 arba 6. Taigi, jeigu mes sektumėme tik žodinės tempo nuorodos su jų skaičiukais, kaip būna metronomuose, allegro pagal metronomą yra maždaug 120–140, o allegro assai 160. Sugroti Nakties karalienę tokiu tempu, kuris yra pagal metronomų skaičiukus, yra labai sudėtinga, beveik neįmanoma, o Leporello arija savo tempe 120–140 tikrai skambėtų sunkiai, vangiai, kaip ir ne pagal charakterį. Vėlgi, kad geriau suprastumėme, kad tai, ką aš sakau, iš tikrųjų yra daroma praktikoje ir kad tai veikia, noriu pasiklausyti iškarpų iš šitų arijų. Aš manau, kad tikrai žinote, bet tiesiog tą informaciją patvirtinti, įsivardinti ir atpažinti. Tai allegro assai turėtų būti greičiau ketvirtinė, negu tiesiog allegro, bet to išgirsim, kaip yra iš tikrųjų. Tai noriu paleisti pirmiau Nakties karalienės ariją. Na ir jeigu prisimenat, koks pulsacija buvo tempo ketvirtinė, mes dabar pasiklausykime Leporello, kuris turėtų būti lėtesnis ketvirtiniu tempu. Tai turbūt arti dvigubai greitesnio tempo. Aišku, yra įvairių taip pat variantų, atlikimo versijų ir tempai taip pat varijuoja skirtingose atlikimuose. Bet tradiciškai tikrai Leporello arija yra pagal ketvirtinę matuojant greičiau atliekama negu Nakties karalienės arija. Dar noriu pateikti ir kelių lėtų tempų pavyzdžius, labai specifinius ir ryškius. Tai yra Zarastro arija iš operos Užburtoji fleita ir sonatos fortepijonui F-dur antroji dalis. Arijos tempas adagio, metras 3/4, vyrauja pusinės ketvirtinės. Dėl to yra žymiai greitesnė ir atliekama žymiai greičiau, netgi už andante. Adagio greičiau atliekama už andante, taip pat 3/4 metre, nes šioje sonatoje yra vyraujančios natos 32. Paklausykime trumpai taipogi įrašų. Tai čia bus dabar arija su adagio ir tikrai ganėtinai gyvų tempų. Paklausykime. Thank you.
Taip kažkaip nesinori vis vidury kūrinio nukirs, bet negalim visko paklausyti. Tai iš tikrųjų šitas tempas, jeigu aš taip nežinočiau arba nematyčiau natų, čia labiau įvardinčiau į andantę, liktais žingsnio tempu, o dabar paklausykime sonatos antrosios dalies ištrauką. O ši ištrauka labiau į adadžią, į sunkų tokį tempą. Dėl ko sunku, vėliau apie tai pašnekėsiu truputį, irgi tas natose užrašyta. Dar skaitydama apie Mocarto tempus susidūriau su labai įdomiu faktu. O faktas toksai, kad 7 savo kūriniuose Mocartas panaudojo tempo nuorodą allegro aperto. Ir šis būtent terminas nėra išverstas jokiuose muzikiniuose žodyniuose ar šaltiniuose. Jis nėra paaiškintas. Aperto pats žodis, jeigu mes įvesim į vertėją, reiškia atviras. Na, o jei išverstumėm šį žodį, įvestumėm tiesiog šį žodį į paiešką internete, mums išmestų štai tokį paveikslėlį. Tai yra vartų atidarimo įranga. Aš parinkau kelis pavyzdžius tam, kad toks terminas iš viso, sakau, 7 kartus tik panaudotas, jisai yra netradicinis, tai labai norėjau paįvairinti šitą pranešimą ir parinkau 2 pavyzdžius, kad pasiklausyti, kaip ši muzika skamba būtent su šiuo terminu. Ir tai yra koncerto fortepijonui ir orkestrui C-dur ir koncerto smuikui ir orkestrui A-dur ištraukos. Paklausykime trumpai. Gerai, gal užteks ir tada smuiko koncerto pradžia. Nežinau kaip jums, bet man ir beklausant, kai ieškojau įrašų ir pačiai grojant, kai pristatinėjau tai mokiniams, tikrai iš karto nuo pradžių toks įspūdis, kai žinai vertimą to žodžio, kad kažkas atsidaro, lygtais gal su muzika kas susiję, tai ar scenos uždanga į operą, ar kokią nors uvertiūrą, kažkas prasideda, kažkas atsidaro. Na gerai. Dar vienas iš įdomesnių pagyvinančių faktų apie tempus yra istorija apie Donos Anos ariją iš operos Don Juanas. Tradiciniuose ir daugelyje įrašų ši tikrai herojiška arija, Orsai chi l'onore, kuri taip pat yra 2 pusinių andante tempe, buvo atliekama žymiai greičiau nei uvertiūra tame pačiame tempe. Visiškai neatsižvelgiant į 16 ar 32.
nes šilkinės ir 22 yra labai labai daug knygų ir mes turėtumėm judėti lėčiau, o arija dažniausiai yra atliekama tikrai greitai. Neišgelbėjo net ir šaltas, ryžtingas keršto siekimas personažo, nei liūdna malda už tėvą. Dirigentai dažniausiai vis tiek diriguoja iš pusės takto. Norėčiau, kad pasiklausytumėme uvertiūros su jos tempu ir tada palyginti skirtingų tempų arijos įrašus. Aš manau, kad antrasis, kurį aš paleisiu, arijos įrašas, kurį atlieka Marija Kalas, iš tikrųjų panašus tiek informacija pateikta natose, tiek į uvertiūros tempą andante. Tai pirmiau paklausykime trumpą uvertiūros įrašą. Ir čia matėte irgi, čia yra alebreve tempo metras, o čia yra dvipusinis, tai kaip ir tas pats. Dabar paklausykime, aš parinkau tik vieną, aišku, įrašą, bet dažniausiai yra atliekama tokiame tempe arija, kuri yra ir to pačio metro, ir to pačio tempo nuoroda. Visi girdim, kad žymiai greičiau ir lygtais net lengviau atliekama muzika, o dabar, kaip jau minėjau, dabar paklausykime dar ir Marija Kalas atlikimą šitos arijos, kuriame tikrai jaučiasi ir tą, kai įvardinau apie personažo pergyvenimą, ir tempo nuorodą, ir metro nuorodą. Nu, aš tikiuosi, kad visiems taip pat tampa aiškiau, ką aš šneku, kaip ir man kažkada, kai aš apie tai domėjausi ir susižinojau, ir iš įrašų eina suprasti, apie ką aš šneku. Tęskime toliau. Ir aš dabar norėčiau pašnekėti apie metro svarbą Mocarto kūrinių tempų ir atlikimo manieros pasirinkimui. Sakydama atlikimo manierą, aš turiu omeny tai, kaip muzika atliekama lengvai ar sunkiai, labiau gal stilius, atlikimo stilius. Ir kaip pavyzdį galiu, kaip palyginimą pasakyti, juda kaip stirna, vėl apie tą judėjimą pojūtį, juda kaip stirna ar kaip dramblys. Aš prašysiu įsiminti būtent šios gyvūnus ir palyginimą šitą, nes vėliau mums jų prireiks, pamatysite. Taigi, Danielis Tiurkas viename savo knygos skyriuje labai išsamiai rašo apie tai, ar atlikimas turi būti sunkus ar lengvas. Ir kad tai galima nustatyti pagal kūrinio charakterį ir paskirtį. Nurodytą tempą, jo metrą, natų vertes ir taip toliau. Noriu paskaityti kelis pastebėjimus iš šio skyrio. Presto turi būti atliekamas lengvesniu prisilietimu nei allegro. O pastarasis allegro turi būti atliekamas lengviau nei andante ir taip toliau. Bet metras taip pat turi arba turėtų turėti didelį įtaką tam, ar atlikimas bus sunkus ar lengvas. Čia buvo man ir įdomu, ir keista, kad atlikimo maniera mes renkamės ne pagal jinai veikia smulkiausių natų verčių tą sistemą, bet labai didelį įtaką turi ir būtent metras. Taigi, kuo didesni, arba gal geriau sakyti, tankesni pagrindiniai takto akcentai, tuo sunkesnis turi būti atlikimo stilius.
Pavyzdžiui, kūrinys 3,5 metre turi būti grojamas daug sunkiau, nei jei jis būtų užrašytas 3/4 ar juo labiau 3/8 metre. Didelė įtaka atlikimo manierai daro vyraujančių natų vertės kūrinyje. Pavyzdžiui, jei kūrinys daugiausiai sudarytas iš ilgų natų, kaip sveikųjų, pusinių ar ketvirtinių, atlikimas turi būti iš esmės sunkesnis, nei jei dominuoja aštuntinės ar šešioliktinės. Paanalizuokime kelis pavyzdžius, vėlgi, ir tai yra fortepijoninės sonatos D-dur trečioji dalis ir koncerto smuikui ir orkestrui A-dur antroji dalis. Šių abiejų kūrinių tempo nuoroda, galima sakyti, vienoda, adagio, tik tai prie pirmojo pridėta žodis kantabile. Net ir smulkiosios vertės tos pačios vyraujančios, jeigu pažiūrėsime, ir 32-nės, ir 16-nės yra šiuose abiejose pavyzdžiuose. Bet vienas parašytas 2,5 metre, tai stambių verčių metre, ir tai simbolizuoja, kad turėtų vaikščioti dramblys, muzika atliekama sunkiai, o kitas yra 4/8 metre, tai yra smulkus metras, reiškia, jis turi būti atliekamas lengvai, kaip stirna. Pabandykime paklausyti įrašo ir nuspręsti, ar tai atitinka realybę, ar tai atitinka tą, ką aš pasakiau, ar tai atitinka natų pavyzdžius su metrų nuorodomis. Pirmasis bus fortepijono sonatos įrašas. 2,5, reiškia stambių verčių metras. Šiaip manau, kad ir kiek aš klausiau ir kitų kūrinių pavyzdžių, ir būtent šito, labai sunku rasti tokių įrašų, kur fortepijonu būtų grojama sunkiai. Muzika vis tiek daugiau aiškiau ir daugiau gali padaryti, jeigu, pavyzdžiui, yra grojama orkestro. Ir labai aiškiai tada girdisi artikuliacija, Smičiaus darbas ir mes girdim, ar tai yra sunkiau ar lengviau atliekama. Bet mano supratimu, šis įrašas puikiai demonstruoja tą tokį frazės sunkumą gal. Ne pačio garso, bet frazės ilgumą, frazės sunkumą. Ir tikrai manau, kad galima labiau artikuliuotai buvo groti, o mes girdim, kaip lygtais garsas liejasi. Na ir dabar paklausykime smuiko koncerto pradžioje, ir čia yra 4/8 metras ir turėtų būti atliekama lengvai. Nežinau, ar gerai girdėjot, šiaip ypatingai gale mano apkirpto įrašo buvo girdėti Smičiaus lengvumas. Iš pradžioj dar nelabai, bet va, tas frazavimas, ką aš sakiau ne pradžioje, ką aš sakiau apie sonatą, kad lygtais girdisi frazės ilgis ir tas sunkumas iš to pasidaro, tai čia mes girdime frazavimą ir artikuliavimą po 2 natas, kas suteikia muzikai trumpumo, o ir lengvumo įspūdį. Gerai. Noriu apibendrinti visą šią informaciją susijusią su tempo ir atlikimo manieros pasirinkimu ruošiant Mocarto kūrinį, ir noriu išvardinti glaustai 7 aspektus, į kuriuos turėtumėme atkreipti dėmesį teisingo tempo beieškant. Tai metras, jau kaip buvo minėta, smulkiausia natų vertė kūrinyje, vyraujanti.
Jeigu, pavyzdžiui, ten matome 2-3 šešioliktinės iš viso per visą kūrinį, tai nesiskaito. Vyraujantis smulkiausia natų vertė kūrinyje. Žinoma, žodinė tempo nuoroda, terminas, kurį mes visi pažįstame, taip pat harmonijos tirštumas, ritmas, artikuliacija ir jau kaip išsiaiškinome, atlikimo stilius, maniera. Ir dar dadėjau, apie šitą visai šiandien nešnekėjau, tekstas vokaliniuose kūriniuose. Gal apie Donos Anos ariją, kai sakiau, kad ten yra kerštas, kad yra malda. Tai šitas vokaliniuose kūriniuose taip pat daro didelį įtaką Mozarto tempo pasirinkimui. Prieš tai pavartojau tokį išsireiškimą teisingo tempo ir prisiminiau amžinas interpretacijos diskusijas. Turbūt visiems mums vienu ar kitu gyvenimo periodu patiems gal kilo tokie klausimai, arba išgirdome, o kodėl aš turėčiau būtent groti taip? Aš esu jaunesnė taip sakęs. O kodėl aš turiu klausyti kažkieno kito? Kodėl aš negaliu pagroti kūrinio taip, kaip aš noriu? Ir kad tai yra mano interpretacija. Nusprendžiau, kad atėjo pagyvinti vėlgi mūsų pranešimą ir pasidalinti faktu, su kuriuo susidūriau irgi rengiant pranešimą, ir galbūt argumentu kaip kontrargumentu tokiems pasisakymams. Tai yra vienas mokslinis tyrimas, kurio pavadinimas terapinis Mozarto sonatos 2 fortepijonams tempo efektas pacientams sergantiems epilepsija. Šiame tyrime dalyvavo 147 epilepsija sergantis pacientai. Ir jie klausėsi sonatos, kurią mes truputį paklausysim vėliau, skirtingose tempuose. Tai buvo dvigubai lėtesnis nei originalus ir žymiai greitesnėme nei originalus tempas. Nebuvo dvigubai greitesnis, bet žymiai greitesniu. Kaip ir visose tyrimuose, taip ir šiame rezultatams garantuoti buvo naudojama ir kontrolinė grupė. Ir šiame tyrime buvo klausomasi taip pat ir Haydno simfonija numeris 94 originaliame tempe. Tyrimo rezultatai parodė, kad Mozarto kūrinio klausimas originaliu greičiu žymiai sumažino epilepsijos priepuolių skaičių. Taip pat sureguliavo kai kurių smegenų dalių veiklą, kuri reguliuoja klausą ir regą. Siūlau visiems mums paklausyti bent trumpą šios sonatos ištrauką su viltim, kad gal truputį susireguliuos ir mūsų smegenų veikla ir nusiteiks ilgai konferencijos dienai. Ir einant pranešimui į pabaigą, dar norėčiau trumpai pristatyti Mozarto muzikos garsinę estetiką, atsižvelgiant į kai kurių muzikos instrumentų galimybes. Kodėl trumpiausiai apie būtent šį aspektą kalbėsiu? Dėl to, kad visi puikiai suprantame, kad Mozarto epochoje skambėjusi muzikos instrumentų garsą atkartoti yra beveik neįmanoma, labai sudėtinga. Ir tai yra dėl paprasčiausių priežasčių. Pirma, to laiko instrumentus mažai kur rasime arba jais tiesiog nėra įmanoma groti, jie yra kaip muziejaus, tam, kad mes išgirsom, kaip tai turėtų skambėti muziejaus eksponatai. Ir antra, mūsų ausis ir techninės galimybės jau yra pripratusios prie visai kitų instrumentų skambėjimo ir valdymo. Tad turbūt šio interpretacinio aspekto netitikimas ir yra labiausiai atleisinas, jeigu mes klausom tai, kad garsas neskamba taip, kaip buvo originale užprogramuotas. Jeigu lyginti Mozarto laikų klavyro skleidžiamą garsą ir šių dienų fortepijoną, tais laikais instrumentas turėjo ypač plonas stygas, todėl skambėjimas buvo ganėtinai silpnas bei plonas ir aštrus. Kai kurie tokį garsą vadina sidabriniu tonu.
Netgi boso registre stygos buvo plonos ir dėl to tiršti akordai vis tiek skambėjo labai aiškiai ir švariai. O tokio tipo akordai atlikti su fortepijonu kartais skamba miglotai, lygtais sunku išgirsti visas natas. Tai yra sunkumai, su kuriais susiduria pianistai. Nuotraukoje matote Mozarto sukonstruotą klaviatūrą iš pedalų, panašių į kokias dabar rasime vargonus. Mozartas atliko tokią inovaciją, norėdamas praplėsti savo kūrinių faktūrą bei pridėti natų boso linijoje, nes to laikmečio klavyras turėjo tik 5 oktavas. Štai kaip atrodė kūrinių rankraštis su šiom bosiniam linijom. Ir iš tikrųjų labai panašu į plačią, beveik orkestrinę faktūrą. Bet pasikeitė ne tik klavišiniai instrumentai, labai stipriai pasikeitė ir styginių instrumentų skambesys, o ir derinimas buvo beveik pusonių žemesnis nei šiandien. Ir skaitant apie atlikimo manierą ir tempą, susidūriau su įdomia informacija, kuri ir bus gal labiau adresuota stygininkams. Nemažai jau buvo pasakyta apie fortepijonę, apie klavyrinę muziką, apie vokalinę, tad noriu pasidalinti keliomis mintimis stygininkams. Kapelmeisteris Johannas Friedrichas Reichardas rašė: skirtingi kūrinių charakteriai reikalauja skirtingų štrichų, kaip ir elementaru. Bet pavyzdžiui, adadžio tempe tik pauzė gali visiškai atitraukti smičių nuo stygos. Reiškia, tempas diktuoja smičiaus darbą. Net ir grojant stakato pažymėtas natas, jis neturi visiškai atsiskirti nuo stygos. Turi likti ant jos bent 8/8 plaukų. Dar pažymėtina, kad ir forte dinamika adadžio tempe skiriasi nuo forte allegro tempe. Taigi net dinamika buvo nustatoma pagal tempo žodį. Apie greitesnius tempus pasituosiu Leopoldą Mozartą. Prestissimo tempas reikalauja lengvo ir šiek tiek trumpesnio smičiaus, o allegro reiškia linksmą, bet ne per daug skubų tempą, ypač kai šalia parašytos tokios pastabos kaip manon tanto, manon troppo, moderato ir taip toliau. Tokiam tempui irgi reikalingas lengvesnis ir gyvesnis smičius, tačiau iš charakterio jis turėtų būti rimtesnis ir niekada netoks trumpas, kaip pačiose greičiausiuose tempuose. Na ir internete radau vieną video, kur yra grojama su pačiam Wolfgangui Amadėjui Mozartui priklausiusiu smuiku. Paklausykime trumpą ištrauką, o kūrinys, kurį girdės, tai yra dueto smuiko ir altų numeris 1, 3 dalis. Dėstomą medžiagą kaip ir baigiau. Labai norėčiau tikėti, kad išgirdote kažkiek ir naujos, savo aktualios informacijos. Ją galėsite panaudoti ar atlikėjiškoje, ar pedagoginėje praktikoje. Ir prieš gal perinant į praktinę dalį, dabar norėčiau, kad gal yra kas norėtų sureaguoti, pabendrauti, pasisakyti, pasipasakoti, paklausti. Manau, kad tam galim skirti kelias minutes. Taip, Kotryna, turim vieną klausimą, kurį dar norėsiu, kad atsakytum, gal nežinau, iš karto ar dabar. Tai vienas klausimas buvo toks: kiek laisvės gali turėti atlikėjas, kalbant apie interpretaciją? Mano požiūriu,
jau žinant šitą informaciją netiek ir daug, nes tikrai perskaičiu šitą knygą ir tuos tokius neginčytinus faktus, apie Mocarto muziką aš kalbu tik tai, galima matyti, kad Mocartas labai iš visų kampų žymėjo tą, ką jis norėjo girdėti. Ne tik natomis, bet vat, ir smulkiausios vertės, kas galėtų pagalvoti, kad tai daro kažkokią įtaką, kaip atlikti kūrinį, ar metro, 4 ketvirtinės yra 4 ketvirtinės, ar ale breve, ar 2 pusinės, koks skirtumas. Ar ta pati tempo nuoroda allegro, vienam kūrinį jinai gali būti visai lėta, o kitam labai greita. Tai vat, aš susidūriau su šitą informaciją ir perskaičius, tai manau, kad labai mažai. Tik tai, aišku, sakau, ir ta knyga, jeigu bus norinčių, kad parašyčiau gal į, kaip jinai vadinasi, kad į paiešką įmest, ten yra, tikrai labai daug informacijos su kiekvienu. Tai ten yra padaryta, pavyzdžiui, lento arba adagio ir visų ketvirtinių metrų, aštuntinių metrų pavyzdžiai ir kiekvienas yra aptartas. Tai tikrai informacijos jos yra daug, mes turėtumėm bent jau iš pradžių su jie susipažinti. Na ir tada, jeigu nesinori ir tikrai yra daug noro atlikti taip, kaip pačiam norisi, tada laisvė yra duodama. Tai turbūt ir atsakei, nes čia toks patikslinimas buvo. Klausimas dėl interpretacijos, kiek žmogus turi tobulai kopijuoti tą tobulą atlikimą ir kiek jisai gali groti iš savęs, žinoma, kaip klausimo autorė pažymi, žinoma, pagal taisyklės, ne kaip šovė į galvą, bet vis dėlto, kiek turi būti to asmeniškumo, savitumo grojant Mocartą? Čia gal irgi tada bendrai, jau tada sakysiu, yra faktai, mes turim faktus, mes jais turėtumėm vadovautis, va tos taisyklės, tradicijos, mes vadovaujamės tam, kad mes parengtumėm kūrinį, bet pačio atlikimo, aš taip sakau, pačio atlikimo metu mes negalim pagroti nei kaip Mocartas, mes negalim pagroti nei kaip Mūza Rubackytė, mes negalim pagroti kaip joks kitas žmogus, mes vis tiek pagrosim taip, kaip mes grojam su savo patirtim. Tada mes, aš sakau, turėtumėm bandyti to kūrinio charakterį, nuotaiką, užprogramuotą kažkokią idėją, lygtais perrašyti per save ir va tos minimalios paklaidos laiko ar dinaminės, forte irgi, visi jau žinomgi sako moralinis tas, mes niekuomet nepagrosim idealiai kažkokiam vienam variantui, bet taisyklių sekti reikėtų, o jau savo gyvenimišką patirtį, savo supratimą, savo intuiciją, savo nuojautą irgi reikia įdėti, bet atlikimo metu, nes ne mokantis tekstą, neruošiant tekstą, o jau atlikimo metu. Nežinau, ar atsakiau. Jeigu liks kažkokių klausimų, manau, kad klausimo autorė dar brūkštels, o dabar labai ačiū, kol kas daugiau klausimų neturim. Na ir dabar praktiniai užduočiai. Norėjau, kad dar pasiklausytumėm daugiau Mocarto muzikos ir tuo pačiu paspręstumėm neilgą, lengvą, linksmą viktoriną. Norėčiau paprašyti, kas turi galimybę ir gali nuskaityti šį QR kodą savo mobiliaisiais gal įrenginiais, ar planšetėm turėtų pavykti, ir pasijungti į Mentimeter viktoriną, kurią aš pakeliui moderuosiu. Man čia dabar irgi reikės išeiti. Jeigu aš išeinu dabar iš šito lango, ar jūs vis tiek matote QR kodą? Dabar matom. Aha. O dabar? Jau matot? Dar matom, vis dar matom. Gerai. Tai truputį palauksiu, kol nusiskanuosite. Ir dabar jums turėtų rodyti, kas pasijungėte, turėtų rodyti pirmą langą su žodžiais pažaiskime trumpą žaidimą ir sudalyvaukime viktorinoje. Taip.
Gerai. Jeigu kas nespėjote nuskanuot, gal, nors aš, jeigu matot jūs mano skaidrių langą, tai tada viskas gerai, šitą praleidžiam. Taip, šioje viktorinoje, kiekvienoje skaidrėje jūs turėsite atsidaryti YouTube nuorodą ir paklausyti kažkiek įrašų su natomis, kiek jums reikės arba kiek norėsis. Aš maždaug kiekvienam gal klausimui duosiu apie minutę, gal truputį ilgiau. Ir paklausus šių įrašų jums reikės pažymėti, bus 2 variantų klausimai, ar muzika turėtų būti atliekama labiau kaip stirno šuoliavimas, ar kaip dramblio sunkus ėjimas, va dėl to sakiau įsiminti, tai ar lengviau, ar sunkiau turėtų būti atliekama muzika, koks turėtų, arba kiti klausimai vėlesni bus, koks turėtų būti kūrinio judėjimo pojūtis, lygtais greitis, tai ar su tuščia kuprine mes bėgam į 2 aukštą, nes lengva, ar su perpildyta kuprinė mes kopiam į 5 aukštą. Dabar pereinu skaidrę, ne? Tai jau dar kažkas nespėjo, nusiskanuojam. Ir turiu dar vieną pastabą. Būkite atsargus. Įrašai ne visada atitinka Mozarto pateiktą informacijai. Ta, kurią aš jums pristatinėjau. Metras, smulkios vertės, taip, ir tempo nuoroda. Dėl to įrašus parinkau su natų pavyzdžiais. Ne visi įrašai mano galva atitiko tai ir klausykit, bet ir kreipkite dėmesį tas, kas užrašyta natose. Gerai, pradėkime. Dabar turėtumėt pamatyti pirmąjį klausimą. Ar matote nuotrauką su gyvūnais? Taip. Gerai. Ar mums dabar spausti ant YouTube nuorodos, taip? Ir pasiklausę Mozarto sonatos, nuspręskite, kuris atsakymas yra teisingas. Kad, man rodos, turėtumėt arba pasirinkti žymeklį nuvesti ant gyvūno, arba tiesiog paspausti ant teisingo gyvūno nuotraukos. Aš noriu paklausti, mes čia anonimiškai žaidžiam, nes labai baisu suklysti. Maroska, tai nes aš nematau nei kaip kas balsuoja, nei nieko. Tai aš dabar pasakysiu tada iš karto, baisu suklysti. Taip, tai, bet gal dabar jeigu, nes aš tikrai greitai prašuliavau, kaip ta stirna pro šitą dalį, jau dabar paaiškinsiu teisingą atsakymą ir tada bus visiems aiškiau. Tai teisingas atsakymas turėjo būti dramblys, nes mes ar dramblys ar stirna turime atkreipti dėmesį į metrą. Kuo stambesnis metras, tuo sunkiau muzika atliekama. Kadangi mes turėjom 4/4, jeigu aš gerai prisimenu, ten turėjo būti 4/4, tai yra stambių verčių metras, tai muzika turėtų būti atliekama sunkiau. Neprisimenu tikrai, koks įrašas ten buvo pateiktas, bet jeigu pagal Mozarto informaciją, tai sunkiau. Lengviau turėtų būti tos, kurios 3/8, 3/6, 12/8, kartais net gal 16, arba 2/4. Ne 4/4, nes jau čia stambus taktas, taip? Tai dabar bandykim pereiti prie sekančios skaidrės ir sekančio klausimo. Ar pasikeitė jums skaidrė? Aš matau vėl tą pačią stirną su drambliu. Taip, tai čia bus tik tai skirtingi įrašai. Gerai. Dabar turėtų būti kita fortepijoninė sonata.
Na ir nežinau, ar spėjote, bet teisingas atsakymas turėjo būti taipogi dramblys, nes metras yra stambus, o tai reiškia, kad net šešioliktinės, aš dabar prisimenu, ten turėjo būti daug šešioliktinų. Šešioliktinės turėtų būti grojamos ilgesniu garsu, ne tokiu artikuliuotu trumpu garsu, bet ilgesniu garsu. Keliaukime toliau į sekančią skaidrę ir dabar paklausykime sonatos smuikui ir fortepijonui. Ir čia būtent yra viena tų apgaulių, kaip man atrodė, nes įrašai girdime kitaip negu užrašyta. Ar visi atsidarė sonatos smuikų ir fortepijonų įrašą? Aš dabar galvoju, ar aš nesuklydau niekur. Taip, smuikas griežia, bet jei trečią kartą nepataikysiu, mane neviltis apims. Svarbiausia, niekas nežinos, garsiai neprisipažinkim. Na ir taigi, jeigu paisyti ne savo asmeninio skonio ir savo asmeninio girdėjimo, o pagal tą informaciją, kur yra pateikta Mocarto ir pagal metrinę nuorodą, šiame įraše taip pat turėtų vaikščioti dramblys. Tai tikiuosi, tas, kas bijojo, pataikė trečią kartą. Ir tada galim pereiti į sekančią skaidrę. Dabar turėtų būti vieno iš koncertų smuikų ir orkestro ištrauka. Taip. Ar galiu paklausti, ko nors, kas dabar dar klauso, o koks metras šito koncerto pirmosios dalies? Ar jau visi išėjo gal? Nu, nesvarbu. 4/4, nu kaip C. Nu, tai va, tai stambių verčių. Ir dabar žiūriu, kad sudėjau taip iš eilės vien tik tai dramblius, labai daug dramblių, nes ir šitas turėjo būti sunkesnis atlikimas ir dramblys. Dabar parašysiu atsisukti, ne nuo pradžių klausyti, atsisukti trečiąją dalį ir aš nurodžiau laiko, kaip čia, tarpsnį, į kurį greičiau surasite trečią dalį, tai yra 18 minučių 20 sekundžių įraše YouTube. Ir paklausyti tik tai trečią dalį. Ten liktais turėtų būti 3/8 metras, ne? Taip.
Tai jeigu 3,8 metras, tai reiškia, pagaliau iššuoliavo stirna pas mus. Pagaliau. Nes iš tikrųjų aš ką pagalvojau, žinok, gal dėl to taip ir rinkau. Nes ir ko klausiau, ir su mokiniais, kai išnekėjau visiems, bet nenoriu, kad kažkas susimaišytų. Dažniausiai visi sako, Mozarto visa muzika yra lengva. Kad, tikrai, visa muzika yra lengva. Tai palyginu su kokiu, bet gal tirštumo prasme, su Wagneriu, su vėlesniais kompozitoriais, tai tikrai jinai yra lengva tirštumo prasme. Bet pati atlikimo maniera, Smičiaus darbas ar fortepijono artikuliacija, jinai tikrai gali kisti į labiau sunkesnę artikuliaciją arba lengvesnę, arba Smičiaus irgi tokį patį. Tai šitas nebūtinai turi būti visada Mozartas ir visada lengvai. Gerai, pereikime prie sekančios skaidrės ir paklausykime Kyrie dalies ir prabalsuokime, tai kuris bus teisingas atsakymas. Na čia turbūt visi be išlygų atsakys teisingai, nes iš tikrųjų Mozartas pats tą suprasdamas, žinodamas ir žymėdamas bažnytinę muziką, sakralinę muziką kaip mišias, pats žymėjo būtent stambių verčių metrais ir siekdamas to kažkokio sunkumo ir lygtai šitoje Kyrie dalyje net ir smulkiausios natų vertės turėtų būti aštuntinės, kurios irgi duoda netokį greitą atlikimą ir rimties įspūdį beklausant. Tai teisingas atsakymas, žinoma, dramblys. Atsiprašau, jeigu neduodu kažkam praklausyti, spėt prabalsuoti, tai sakykite, tada duosiu daugiau laiko. Nes jums reikia ir nuorodą atsidaryti, ir paklausyti, ar turbūt reklamas jums išmeta, ar duodu daugiau laiko. Ar spėjat? Mes spėjam ir jau tobulėjam, jau pataikom. Gerai. Ir komentaruose rašo, kad spėja, tai viskas gerai. Tada toliau. Dabar paklausykite. Galite ir su rečitatyvu paklausyti šitos arijos, bet norėčiau, kad įvardintumėte, kaip turi būti atliekama būtent arija, kuri yra ir prasideda nuo minutės 18. Su jos metru, ne kaip rečitatyvo metras, koks parašytas, bet būtent arijos devieni non tartar. Noriu pasitikslinti, čia yra įrašas 4 minučių 43, o mes turėtume nuo... Minutės 18. Ai, minutės, dėkui.
Na ir čia, jeigu aš gerai prisimenu, tai turėtų būti 1,3 m. Ir jau kaip išmokom, kur 8 metras, smulkus metras, tai tada mes šuoliuojam kaip stirnos arba judame lengviau. Galim pereiti gal prie kito klausimo ir paskutinio, man rodos, su gyvūnais ir pasirinkimais. Ir pasiklausykime pagrindinės temos. Variacinė klausykite tik pagrindinės temos su jos metru ir nuspręskite, sunkiau ar lengviau. Aš sakau, nesunkiai lengvai, nes irgi sąlyginis dalykas. Sunkiau ar lengviau turėtų būti atliekama ši muzika. Ar visiems persijungia 10 skaidrę? Viskas gerai? Man persijungia viskas gerai. Aš net jaučiu, kad visi patobulėjo ir visi tik teisingai atsakinėja. Tai čia turėjo būti, aišku, lengvai kaip stirna, nes smulkus metras. 8. Dabar aš jau žiūriu laikrodį, dar galim pabandyti pereiti prie judėjimo greičio ir tempo, kiek spėsim padaryti klausimų su tuom. Jau gal neprisitinėsiu, aš tik paleisiu jums šitas skaidres. Ir pasakysiu, kuris teisingas. Jeigu aš tikiuosi, aš teisingai sužymėjau viską, tai dabar turėtumėt paklausyti kūrinio ir kreipti dėmesį natose, kokios yra vyraujančios smulkiausios vertės, kurias galite pamatyti natose. Tai ar 16, ar 8, ar 4. Ir primenu, kad jeigu matote daug raibuliuoja brūkšniukų, šiltinės, 32 ir dar daugiau visokių pagražimų natų, tada mes turim labai daug knygų, kaip dešinioji nuotraukoje, ir mes judame lėčiau, o jeigu 8 vyraujančios, 4 vyraujančios, tada mes, atvirkščiai, prašau, judame lėčiau, o jeigu 4, 8, tai mes labai lengvai su beveik tuščia kuprine galime greitai judėti. Tai va, turite nuspręsti, kokio greičio turėtų būti sonatos pirmos dalies tempas. Gal galite priminti, kas nors, kuri čia yra sonata? Neužsirašiau. Komentaruose rašo 3, aš pati jau išėjau. Gerai. Tai jeigu čia jau nebesuspėjau susikelt savo irgi. Tai čia yra labai daug smulkių natų, tai mes turim daug knygų ir teisingas tada atsakymas turėtų būti lėčiau, taip? Sekanti skaidrė. Turbūt ir su šitą pabaigsim dėl to, kad kas nori gali pabaigti savo gal eigą, jeigu leis, jeigu ne, tai tada aš jau žiūriu laikrodį, kad lauks kitas pranešimas, o gal dar bus klausimų, tai pabaigsime. Tai dar vieną šitą padarykime.
Sutaupyk dabar kokybę. Taip, ir jau matau, kad labai teisingai visi balsuoja. Gal didžiąją dalim, kad smulkiosios vertės yra maros aštuntinės, ketvirtinės, nėra šaltinių daug, ar nėra iš viso, ir dėl to mes turim labai mažai knygų kupriniai ir galim įdėti žymiai greitesnio Allegro, negu būtų, jeigu būtų daug šaltinių arba 32 pagražinimų. Tai aš turbūt nespėju pabaigti šito žaidimo mūsų, bet gal ir taip jau užsitęsė visas mano pranešimas, Vitalė, ir labai noriu padėkoti, atsiprašyti, jeigu kažkas ne taip, bet noriu padėkoti, kad išklausėte ir, nežinau, gal susitiksim kur nors profesinėje aplinkoje kitais kartais. Taip, Kotryna, labai tau ačiū. Žinai, mano nuomonė apie šitą temą, man jinai pačiai buvo atradimas, nes taip, labai gajus yra tas įsitikinimas, kad Mocartas viskas šalia, viskas lengva, viskas grakštu. Mažytis tik pastebėjimas iš tikrųjų, kad klausant įrašų, taip, įrašai labai apgauna ir va čia turbūt irgi tas teisingos interpretacijos klausimas lieka atviras. Kiekvienas iš mūsų turbūt priimam gautą informaciją vienaip arba kitaip ir viskas turbūt tiesiog priklauso nuo noro atrasti save, atrasti Mocartą, atrasti skambančią muziką. Tuo pačiu norėjau dar paklausti, kažkaip čia irgi vis galvoju, dažnai būdavo mokiniai klausia, kad kodėl aš rašydamas diktantą turiu rašyti ketvirtinės, o ne 4 aštuntinės. Arba kodėl yra tas ale breve arba C, o nerašo 4 ketvirtinės. Čia maždaug kodėl, kad daugiau ženklų būtų. Tai taip, dabar turiu atsakymą. Ačiū tau labai ir tikrai manau, kad daugeliu mūsų irgi taps aiškiau. Tuo pačiu norėjau paklausti, ar gali būti, kad, pavyzdžiui, šitos metro nuorodos yra svarbios, tiksliau nesvarbios, o aktualios ne tik tai Mocarto kūrybos atlikimui, bet ir kitų kompozitorių? Klasikos tai tikrai. Nes čia ir minėjau, bendrai buvo vienas toks sakinys, man rodos, Šulco arba Turko, kad tas klasikiniai muzikoje bendrai galioja. Tas metro pasiskirstimas arba atlikimo manieros pasirinkimas pagal metrą. Tai aš įsivaizduoju, kad gal ir garantuoju, tai tik tai už Mocartą, nes tikrai apie tai skaičiau ir tą žinau, o kitus ne, bet man rodos, kad mes nesuklysim, jeigu tom vadovausimės klasikiniai muzikoje, tai tikrai. Ir dar noriu sureaguoti apie tos įrašus, tai kaip jau ir minėjau pradžioje, kad net ir geriausių filharmonijų orkestrai tikrai atliko labai skirtingom interpretacijom einant laikui, ir aš galvoju, gal paaiškinimas dar galėtų būti toks, kuo mes toliau einam, mes tuo daugiau naujos informacijos gaunam, ir nes šita knyga, kurią aš pristačiau, tai yra tik tai 2011 metų, sakyčiau, ganėtinai nauja knyga, ir ne iki visų daina, plus tikrai sutinku su tuo, kad, kaip pasakiau, kieno pulsas. Mes turėtume muzikoje jaus pulsą, bet kieno pulsą? Mūsų kiekvieno pulsas kaip žmogaus yra skirtingas ir labai sunku man papasakoti mokiniui, kuris yra sveikesnis, greitesnis ir gali lakstyti greičiau už mane, koks tas pulsas turėtų būti Allegro tempe. Supratau, ačiū labai. Taip, klausimų nematau, matau, kad jau dėkoja Kotryna tau už pranešimą. Tai ačiū Jums. Ar aš nustojau jau dalintis ekranu? Taip, ekranu jau nustojai dalintis, viskas tvarkoj. Tai kągi, tai labai dėkui ir iki kitų susitikimų. Ačiū, iki.